Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Šiandien norėjau trumpai pakalbėti apie tokį dalyką, jau apie kurį girdėjote, tai naująją mobilizacijos įstatymą, kurį paskelbė, jau yra tas įstatymo projektas Radoje, Ukrainoje Radoje ir matyti jis bus priimtas. Pagal šį įstatymą Kijevo junta planuoja pašaukti papildomus pusę milijono karių. Nežinau, kaip jiems tai pavyks, matyt, kaip Ignas Vėgėlė kalba, jau Ukraina turi problemų su žmoniškaisiais resursais. Toksai, sakyčiau, ciniškas išsireiškimas, bet matyt, Kijevo junta su Zelenskiu priešaky eina va-bank ir bandys, pasinaudodami to pateiktų įstatymų, surinkti paskutinius Ukrainos vyrus, kurie dar vis vaikščioja. Ir kiek aš pasidomėjau to įstatymu, jie į tą įstatymą rašė, kad net trečios grupės invalidai neišvengs mobilizacijos. Dėmesio, trečios grupės invalidai tai ir vienarankiai, vienakojai, kurčnebyliai ir akli žmonės, kurie pakliūna į trečią invalidumo kategoriją. Visi jie pagal naująjį įstatymą privalės eiti į frontą, į karą. Kitaip kalbant, karas jau yra pralaimėtas, Ukrainai nėra jokių šansų, bet matyt, Kijevo juntos politinis elitas iš vis labai sunkiai serga, nebesiorientuoja realybėje ir ar jie tai daro iš savo iniciatyvos, ar jiems tą sako amerikiečiai, čia yra kitos laidos klausimas, čia gali būti įvairių tų versijų, bet esmė tai, kad net ir tie ukrainiečiai, kurie yra pasislėpę Europos Sąjungoje, vienaip ar kitaip visokiais kanalais išvykę, matyt, taip pat neišvengs tos mobilizacijos. Ką darys Kijevo junta? Pagal įstatymą tie žmonės, kurie bus ES vienoje iš šalių, negalės prasitęsti pasibaigusio paso, tapatybės kortelės. Taip pat jų banko kortelės bus užblokuotos, jie negalės priimti algos, jeigu dirba Ukrainoje, jeigu turi ukrainietišką bankinę kortelę ir panašiai. Čia tiems bus taikoma, kurie nepasirodys kariniuose komisariatuose. Taip pat studentams jau netaip pavyks išvengti to šaukimo ir taip pat internetinis balsavimas. Kiekvienas Ukrainos pilietis turės įeiti į vyriausybės svetainę ir pasižiūrėti, ar jo pavardė nėra šaukiamųjų sąraše. Žodžiu, įstatymas tikrai yra toksai, ne tai, kad griežtas, jisai jau einantis va-bank, tai yra jau, jeigu jau trečios grupės invalidai yra šaukiami į armiją, galima sakyti, kad Ukraina yra beviltiškoje situacijoje. Kodėl aš Lietuvos visuomeniai kalbu apie Ukrainos mobilizacijos įstatymą, o nekalbu apie tai, kokia dabar padėtis yra Lietuvoje? Aš visada sudedu tas dvi šalis nevykėlės, Lietuvą ir Ukrainą, kaip palyginimui, nes viskas, kas vyksta Ukrainoje, labai didelė tikimybė, pabrėžiu, labai didelė tikimybė, kad visa tai gali įvykti ir Lietuvoje. Nes tie, kurie rašė visas tas koncepcijas, kurie mūsų Lietuvos, Ukrainos šeimininkai už Atlanto, kurie ruošia tos karo planus, nes Ukraina, mes žinome, visus tos 7 metus buvo ruošiama karui ir apie tai po to viešai kalbėjo ir buvusi Vokietijos kanclerė Merkel, kad mes net neplanavome vykdyti Minsko susitarimų, mes ruošiamės karui. Ir tas laikas buvo reikalingas Ukrainai pasiruošti tam didžiam karui su Rusija. Na ir
tęsiant mintį, dėl ko aš lyginu tas dvi šalis, ogi viskas yra beveik vienas prie vieno. Ukraina pasirinko tokį planą, gynybos planą, teritorinę gynybą, o mes turime Lietuvoje šaulių savanorius, Šaulių sąjunga. Tarp kitko, finansavimas kitiems metams yra žymiai padidintas savanoriams Šaulių sąjungai. Ir karo atveju, matyt, Šaulių sąjunga veiktų kaip Ukrainoje veikia teritorinė gynyba. Taip pat labai identiškas yra tiek Ukrainos, tiek Lietuvos politinis elitas, arba teisybės dėlei galėtumėm jį pavadinti pseudo elitas, tiesiog fanatiškai, psichopatiškai kenkiantis savo nacijai, savo tautai. Ir juk realiai Ukrainos politinis elitas galėjo išvengti karo, jeigu nebūtų eskalavęs visų tų dalykų, kurie įvyko Ukrainoje. Tai ir Odesos žudynės, ir karas prieš rytų Ukrainos piliečius, prieš Donbasą. Ir viską darė Kijevo junta, kurie atėjo į valdžią perversmo keliu, viską darė, kad sukelti karą. Kitaip kalbant, nepaliko Rusijai jokios kitos alternatyvos. Na ir tai teritorinė gynyba Ukrainoje faktiškai yra vienas prie vieno ir Lietuvoje tos struktūros tai Šaulių sąjunga. Ir politinis elitas, psichopatiškai nusiteikęs tų šalių, Ukrainos ir Lietuvos politinis elitas, kuris faktiškai paklūsta amerikiečiams, amerikiečių politiniam elitui ir tiesiog vykdo jų nurodymus. Dėl to tas mobilizacijos naujas įstatymas karo pralaimėjimo atveju, juk Zelenskis puikiai suvokė, kad viskas yra jau Ukrainai, kaip liaudiškai kalbant, jau yra šakės. Bet matyt yra toks planas, kad eiti iki galo, kaip Ignas Vėgėlė nori, iki paskutinio ukrainiečio. Mes siūsime ginklus, mes turime remti Ukrainą iki paskutinio ukrainiečio ir ta frazė tikrai nėra kažkokia tai alegorija, tai yra realybė. Na, kokios pasiekmes to įstatymo aš matau Ukrainoje? Tai faktiškai pagrindinis dalykas, kas gali vykti Ukrainoje, tai civilinis karas, nes viskas turi ribas ir tiesiog žmonės gali sukilti, nes kiek yra man žinoma iš Telegram kanalų, tiek iš rusiškų, tiek iš ukrainietiškų, niekas nenori eiti į karą, dauguma Ukrainos vyrų slapstosi, jų begalės yra Olandijoje, begalės yra Vokietijoje. Aš pats dirbdamas dirbu kartu su ukrainiečiais, aš su jais pasišneku ir jie tikrai nenori, aš kartais juos patroninu, sakau, kodėl jūs nevažiuojate į Ukrainą, juk jūs rusai talžo ir ar nejauti tokios pareigos, kad tau reikia mesti čia darbą, važiuoti į Ukrainą ir ginti ją. Bet jie tiesiog žmoniškai kalba, kad jie nenori žūti ir aš juos suprantu ir aš juos palaikau toje vietoje, kad dėl Zelenskio, dėl amerikiečių ir Britanijos geopolitinių interesų tikrai nėra reikalo aukoti gyvybės. Tai pasiekmė viso to mobilizacijos įstatymo civilinis karas, civiliniai tie masiniai neramumai, kurie gali būti greitų laikų Ukrainoje. Jau aš nekalbu apie ekonominės pasiekmes, infliacija, biudžetės skylė ir kiek aš mačiau iš antraščių, kad jau patys ukrainiečiai, jų tas politinis korumpuotas elitas pasisako, kad jeigu jie negaus tų pačių injekcijų, piniginių injekcijų, jie net negalės išmokėti pensijų, faktiškai jiems grėsia ekonominis kolapsas. Matyt, amerikiečiai tai supranta masiškai, jie tiesiog
kelia tame regione chaosą, aišku, kartu galvodami, kad tokiu būdu jie silpnina ir Rusiją. Iš amerikiečių pusės žiūrint, jie viską padarė teisingai, maksimaliai kiek galėjo, tiek rėmė Ukrainą, tom silpnindami, jie bent taip galvojo, silpnindami Rusiją, bet matyt vis tiek jie yra, kaip sakoma, realpolitik vykdytojai, supranta, kad yra jau piniginė prasme peržengtos visos ribos ir prikirpo tą finansinę pagalbą Ukrainai. Tai Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partija buvo iniciatoriai sustabdyti, bent pristabdyti tą visą finansinę karinę pagalbą Ukrainai, o Europoje visi žinote, kad Vengrija priešinasi, visą laiką vietoja tos įstatymus ir matyta, Vengrija bus ta šalis, kuri išjudins ES pamatus. Ką daro toliau amerikiečiai? Amerikiečiai bando spausti ES valstybės, kad pastarėjai konfiskuotų visus Rusijos federacijos aktyvus, kurie yra Europoje. Bet Europos elitas puikiausiai supranta, ypač Vokietijos elitas, kad jeigu jie konfiskuos Rusijos aktyvus ir vienu ar kitu būdu Rusijos aktyvus perduos Ukrainos režimui, tai Rusijos federacija gali taip pat pritaikyti tas pačias priemonės. Taip pat labai daug yra tiek tos pačios Olandijos, tiek tos pačios Vokietijos aktyvų Rusijos federacijai. Ir matyti, jie tai supranta ir supranta, kur stumia jos amerikiečiai. Ir kol kas šioje vietoje dar yra daug neaiškumų. Tai apibendrinant, ką galima pasakyti apie tą naują mobilizacijos įstatymą, kad turėkite minti tokį dalyką, jeigu kažkada Lietuvoje atėjus X dienai jūs ir sugebėsite išvykti į ES, vieną iš ES šalių, ten daugelis dirba, daugelis gal negrįžtų, tiesiog pasiliktų ten, kad tas politinis elitas suras priemonių pasiekti jūs, užblokuos kortelės, nes mes daugelis, kurie dirbame Europoje, ar laikinai, ar per Lietuvos įmonės, ar per olandiškas įmonės, mes vis tiek naudojamės Lietuvos bankų kortelėmis, mes taip pat keliaujame su lietuviškais dokumentais ir jie bet kada tuos dokumentus gali pristabdyti ir neatvykus į karinį komisariatą, todėl kad tokias priemonės jiems belieka taikyti tik tuo atveju, kada jie mato, kad nėra to tokio palaikymo ir kad vienokio ar kitokiu būdu žmonės bando išvengti žūties ar karo, pasislėpti Europoje ar panašiai. Todėl visada sakiau, kad ES nėra ta vieta, kurioje galėtumėt pasislėpti nuo karo ir palaukti, kaip sakoma, prastovėti po medžiu, kol visi tie reikalai susitvarkys. Tikrai nėra ta vieta ir tas naujas mobilizacijos įstatymas tai patvirtina Ukrainos. Mobilizacijos įstatymas patvirtina, kad jie gali imtis visų drastiškų priemonių, blokuojant korteles, blokuojant banko korteles, tapatybės kortelės ir panašiai. Ir faktiškai tokiu būdu jie, manau, ir įvykdys tą nusistačiusią kvotą, kurią Zelenskis turi mintyje. Tai 500 000 naujų karių, tai yra naujos mėsos, kaip bebūtų liūdna. Tai yra faktiškai karas yra pralaimėtas ir ta mobilizacija nieko neduos. Deja, mes matome, kad vis dėlto toje politikoje mes daugiau matome psichopatus, kurie gražiai kalba televizijoje, bet iš tikro tai, ką jie daro, yra tik tai psichopatija, niekas daugiau. Na, apibendrinant praėjusius metus, kurie toj baigsis,
Dar aš galvoju padaryti kokį video įrašą apie tai apibendrinant, bet mano didžiausias Lietuvoje nusivylimas buvo Teisingumo aušra. Aš dėjau į ją gana nemažas viltis, galvojau, kad vis dėlto jau yra ta kritinė masė žmonių, kurie turi kairiųjų pažiūras, bet realiai tas judėjimas, ten net ne partija, net niekas nėra įkurta, tas nedidelis judėjimas virto į tokį patį judėjimą, į klounų, faktiškai klounų judėjimą. Tiek jų lyderiai, tiek elektoratas, ten labai mažai ką galėčiau paminėti gerų žodžių. Kaip žinote, Algirdas Paleckis sėdi kalėjime, o tas, kas vyksta su Teisingumo aušra, tikrai yra klounada ir juos galima dėti į vieną tą pačią lentyną kartu su Celofanu, kartu su Gražuliu, Puteikiu ir visais tais Lietuvos politiniais klounais. Vieni kalba vienaip, kiti kalba kitaip, bet realiai tai yra faktiškai belikę klounai, kitaip juos aš nepavadinsiu. Ir tas jų elektoratas yra antiek panašus į, net jie ir mėgsta dalintis vienas kito informaciją, kaip sakoma, aferistėlis traukia aferistėlį. Ir ten prifarširuota tame judėjimą narcizų, klounų, saugumiečių visokių. Ir tikrai apie Teisingumo aušrą esu pačios prašiausios nuomonės. Jų lyderis, dabartinis lyderis Kazimieras Juraitis sugebėjo save apsiskelbti net generalisimu ir visi tie jo narcisistiniai pareiškimai, kad jis legalizuotų prostituciją, narkomaniją Lietuvoje, tikrai tą judėjimą pastato į visiškai nerimtą padėtį. Nežinau, ar Algirdas Paleckis visą tai žino, ar jis visą tai seka, ar jis mato tos komentarus, tos pasisakymus, aš to nežinau, bet tikrai visi tie pasisakymai jokio rimtumo neduoda. Aš jau nekalbu apie tai, kad tenais prikišta įvairių saugumiečių, kurie viešai deklaruodavo, kad pietaudavo su saugumiečiais ir tie, kurie rimtai domėjosi politiką, buvo kairiųjų pažiūrų, dėjo į tą judėjimą viltis, bet dėja pasirodė, kad jokių jiems šansų nėra, tiesiog jie patys save parodė iš blogosios pusės. Ir visi tie skandaliukai, kurie buvo su jais, parodė, kad vis dėlto žmonės nėra pribrendę realiom permainom, neišmano politikos, neišmano politinio raštingumo, o tik tai yra, galima sakyti, komentarų lygyje ir pykdavo ant tų, kurie parodydavo jų tą veidą, pykdavo be reikalo. Ir žinome tą istoriją, kada Teisingumo aušros nariai nuvažiavo į Baltarusiją ir jie ten vartojo alkoholį, jie pyko ant tų žmonių, kurie paviešino tuos dalykus, nors iš tikro, kaip ir vakaruose, žurnalistai turi savo informacinius tos šaltinius, tai yra gerai, kada yra paviešinami tokie dalykai, nes paprasti žmonės labai idealizuoja, susikūrė kažkokį tai lyderį ar kažkokį tai stabuką ir pradeda jį garbinti, nors iš tikrųjų nieko nežino, kaip jie elgėsi ir kaip vienoje ar kitoje situacijoje jie pasielgs. Jeigu logiškai pagalvojant, jeigu tu atvažiuoji reprezentuoti Lietuvą į Baltarusiją, tai tu turi ir elgtis, nesvarbu, ar tu esi viešbutyje, ar tu esi kažkur tai
kitoje privačioje erdvėje, vis tiek yra logiškai suprantama, kad ir Baltarusijos saugumas seks kiekvieną žingsnį ir rašys raportus, va, atvažiavo žmonės, jie daro tą ir tą, kalba tą ir tą ir panašiai, bet matyti jie to nesupranta, tiesiog apibendrinant galima sakyti, tikrai yra žemas lygis ir jokių tokių permainų ir mes ir nematysime artimiausių laikų. O permainų nematysime todėl, kad matys žmonės yra nepribrendę ir dar turbūt negreitai ateis ta diena, kada žmonės taps politiškai raštingi, supras tos procesus, kas iš tikrųjų vyksta ir priims atitinkamus sprendimus. Kaip pavyzdį galėčiau iliustruoti, kad ir Erika Švenčionienė išsikėlė save kandidatę į Lietuvos prezidentus, puikiausiai suprasdama, kad jai nėra jokių net teorinių šansų. Ir vietoj to, kad jį paragintų savo elektoratą remti ar kitaip prisidėti prie Eduardo Vaitkaus prezidentinės kompanijos, kažkaip suvienyti jėgas, jie nieko apie tai nekalba ir tas toksai susireikšminės veiksmas parodo, kad visi jie yra politiniai beraščiai su tokiomis tuščiomis ambicijomis. Kodėl Eduardas Vaitkus? Todėl, kad realiai jis iš jų visų turi didžiausius šansus. Tiesiog kalbu aš, kuris domėjosi politiką visą savo beveik gyvenimą ir matydamas to žmonės ir pasverdamas kiekvieną jų pliusą ir minusą. Jeigu ir turi kažkokį tai šansą didesnį, tai Eduardas Vaitkus ir Erika Švenčionienė, jeigu ji būtų realiai politiškai raštinga, be ambicijų, galbūt ji politiškai susigauda, bet tos kvailos, tos nepamatotos visiškai ambicijos, ji elgtųsi visiškai kitaip, pasakytų, mes turime vis dėlto, kaip aš nenorėčiau tapti prezidentė ar dar vėl nežinau kom, turime suprasti, kad visi tie balsai bus nukanalizuoti, bet elgesi vis dėlto taip ir aš jau nekalbu apie tai, kad platintų ten ar kažkom dalintųsi ten Eduardo Vaitkaus medžiaga. Žodžiu, visi verda savo sultyse, o galutinis rezultatas bus išrinktas karo vanagas Ignas Vėgėlė, kuris yra už Lietuvos militarizacijos tolesnį stiprinimą, tai yra 3% jis pasiryžęs skirti nuo bendro vidaus produkto gynybai. Tai dideli skaičiai, net NATO to nereikalauja, bet tai rodo, kad jis yra visiškai valdomas, nors savo svetainėje sako, kad aš esu prolietuviškas. Tai tik tai patikliems žmonėms. Ir tas politinis neraštingumas visokių teisingumo aušrų, kitų ten celofaninių partijų, tai prives mus prie tokio rezultato. Vietoj to, kad mes turėtume vieną kandidatą, realiai, ar gali lygintis celofanas su Eduardu Vaitkumi? Tai nežinau, kas domisi bent minimaliai politika, celofanas, jis klaunas yra, jisai negali būti prezidentas, jis gali būti maksimum savivaldybei, kokiu dirbti tenais vaikų teisėse, išėgi parodė savo tą iniciatyvą. Bet jie turi tokias nepamatotas ambicijas, politinės ambicijas, nežinau, iš kur tas yra, tas pas lietuvius, tas toksai susireikšminimas, nesupratimas, kur tavo vieta gyvenime. Tai gausime mes Igną Vėgėlę, nes jie yra labai vieningi, jie turi vieną šeimininką, jie yra labai vieningi. O mes toliau virsime savo kauluose ir panašiai. Tai apibendrinant, tai mano didžiausias nusivylimas, teisingumo aušra, faktiškai aš juos palaidojau, apie juos net neverta toliau šnekėti, nes jeigu jie bent minimaliai būtų politiškai raštingi, jie suprastų, kad bet kokią kainą reikia kelti Eduardą Vaitkų. Kito tiesiog, nėra kito kandidato. Erika Švenčionienė tikrai netraukia
ne per nago juodimą į tai, kokius šansus turi Eduardas Vaitkus. Tiesiog netraukė, plus jį taip save pastatė kaip tokia raudonoji kandidatė ir Lietuvoje dabar ne tas laikas ir jai nėra jokių šansų nėra. Tai tiek šiam kartui. Atminkite tik tai, kad tas Ukrainos mobilizacijos naujas įstatymas, kuriuo nori pašaukti dar 500 milijono žmonių, kitaip sakant, naujo faršo, jis lygiai toks pat vėliau ar anksčiau bus ir Lietuvoje, nes, kaip sakiau, ir teritorinė gynyba, ir Šaulių sąjunga yra vienas ir tas pats toks kaip gynybos elementas nuleistas iš mūsų šeimininkų. Taip pat 1:1 yra panašus tiek mūsų politinis elitas, tiek Ukrainos politinis elitas. Fanatiškai, psichopatiškai priklausomas nuo vakarų. Todėl tie, kurie galvoja, kad pasislėps nuo mobilizacijos vakarų Europoje, Europos Sąjungoje, labai klysta. Nepasislėpsite ir jeigu jiems reikės tos mėsos, jie tikrai jūs paims. Prisiminkite, kaip Ingrida Šimonytė, kada buvo pandemija, norėjo pajungti karo policiją neskiepytiems. Aš labai gerai prisimenu, kaip jį viešai sakė, kad reikia pajungti karo policiją, važiuoti per namus ir patys suprantate, jeigu jiems būtų šeimininkai leidę tai daryti, jie su malonumu, kaip psichopatai, būtų tai padarę. Todėl jeigu planuojate kažkaip vienaip ar kitaip išvengti karo, ar tie, kurie turi vaikus šaukiamojo amžiaus, nedėčiau aš didelių vilčių į Europos Sąjungą, kad juos pavyks kažkur išstumti, dirbti ar panašiai. Tai tiek šiandien norėjau pasakyti. Ir tokios naujienos yra, nes tas mobilizacijos įstatymas labai yra stipriai aptariamas toje pačioje Ukrainoje ir aš matau tas jau ukrainiečių nuotaikas, kad jos yra visiškai kitokios nei specialios karinės operacijos pradžioje. Tada tiek šiam kartui, ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų. Iki. Pirmiausia, toks tiesus klausimas, ar jūs kaip ir Joe Bidenas galite Vladimirą Putiną pavadinti žudiku? Deja taip.